Atėjo laikas apie darbuotojų ir organizacijos sinergiją kalbėti žmogiškai. Paklausyk, šiandien būtent tai ir darome čia, tinklalaidėje Žmogiškai. Sveiki, Tripulo tinklalaidės klausytojai ir žiūrovai. Malonu sveikintis šį sausio mėnesį su jumis. Šiandien, kaip ir metų pradžia, tai turim labai įdomią temą pakalbėti apie strateginės iniciatyvas ir pokyčius, kokie būna organizacijose. Ir labai džiugu, kad su manim šiandien yra mūsų konsultantė, Tripulo konsultantė, verslo vystymo ir strategijos konsultantė Gintė Leksienė, kuri dirba su klientais ir, kaip pati sako, pati yra viską praktiškai išbandžiusi, patyrusi ir tuo dalinasi su savo klientais. Tai labas, Gintė. Labas, Juste. Labai smagu, kad šiandien per savo gimtadienį tu suradai laiko prisijungti ir praleisti šitą popietę kartu, pakalbant apie strategiją, iniciatyvą, viziją ir visus kitus dalykus, kurie vyksta organizacijose metų pradžioje. O kas gali būti prasmingiau iš esmės kalbėti apie tas temas, kuriuom gyveni, žinai, ir kuriuom užsiemi būtent per savo gimtadienį. Man atrodo, žinai, aš esu žmogus apie veiklą, tai man labai malonu būti pirmą šių metų podcast'o dalyvę ir turėti galimybę pakalbėti aktualiom temom. Taip. Tai gal tada ir pradėkim kalbėti, ne? Metų pradžia, visi dėliojasi, daro strateginės sesijas, dėliojasi metų tikslus, strateginės iniciatyvas, peržiūri įmonės viziją. Tai nuo ko iš vis reikėtų pradėti, ne? Koks tas pirmas žingsnis turėtų būti, kalbant apie tuos naujus metus, ką organizacija turėtų padaryti? Aš turbūt sakyčiau, iš mano praktikos didžioji dauguma organizacijų jau grįžta prie savo vizijos ir kitų metų tikslų kažkur taip spalį, lapkritį, kai kas gruodį. Tai iš tikrųjų būna pakankamai aktyvus laikas tuo metu apie tai kalbėtis, bet tikrai yra organizacijų, kurios tą pradeda daryti ir sausį vasarį, nes nauji metai tarsi užbaigiam senus darbus. Bet jeigu tai paprastai, turbūt mano nuomonė, ypač po to šventinio laikotarpio, kai visi sugrįžta į biurus, yra labai gera proga truputį grįžti, peržiūrėti kartu strategiją ir galbūt nusistatyti tuos pirminius pirmo ketvirčio prioritetus, ar ne, ir tada tą pilną jėgą grįžti į darbus. Tai turbūt vieno recepto nėra. Bet labai paprastai, jeigu metų gale mes pasitvirtinom kažkokius tikslus arba strategiją arba kryptis, kur link judėsim, apie ką bus kiti metai, tai labai geras dalykas yra įprasminti ir konkrečiai susėsti ir pakalbėti, tai kokie prioritetai bus šį ketvirtį, apie ką dirbsim, ką darysim. Ir tokia gaunasi kaip kalibracija. Plius tai yra labai geras žingsnis kartu pasižiūrėti, aišku, ir pasiruošti metiniam pokalbiam, nes natūraliai paprastai jau ten vasarį, kovą organizacijos darosi ir metinius pokalbius, ar ne? Tai jeigu taip žiūrėti apie rutiną, tai jeigu metų gale mes pasižiūrėjom, kokius tikslus keliamės metam arba dviem, arba viziją persižiūrim, ne? Ir o kas iš to, kokios strateginės iniciatyvos, ką darysim, ką vystysim, ką keisim, tai metų pačioj pradžioj kalibruojamės, dėliojam konkretų planą, labai konkrečiai susitvirtinam pirmą ketvirtį ir kaip tik labai gera proga yra ruoštis ir metiniam pokalbiam, nes su ta nauja jėga nusikaskaduoja organizacijoje, vadinkim tai, kas yra nuveikta po ar ten strateginių sesijų, ar, sakykime, tikslų išsikėlimo, arba tos krypties nusibrėžimo artimiausiam metam ar keliem. Mhm. Toks apžvalga, realiai to, ko jau išsikėlėm ir ką jau padarėm, ne? Tai jeigu tai pradėti, suprantu, kad visko, ko pradžia, ta vizija, tas pirmas žingsnis yra vizija. Tai kam ta vizija iš vis reikalinga organizacijai, ne? Labai geras klausimas, Juste, nes labai ypač mažesnės organizacijos arba vidutinės organizacijos sako, vizija yra tik tai didelėm organizacijom. Žinot, tas gražus, mes siekiame tapti didžiausiais ten pabaltį kažkokiose, padaryti kažką, ar ne? Tai aš gal į viziją žiūriu labai praktiškai, mano nuomonė vizija yra praktiškai vertinga tiek dideliai, tiek mažai organizacijai, tiek netgi vienam žmogui. Tarkim, jeigu tu turi savo kažkokią veiklą, kurią vystai, tai ta vizija paprastai yra reikalinga matyti kryptį. Žinai, kur link aš eisiu artimiausius metus 2-3.
Nes ta vizijos laikotarpio, nėra, kaip literatūra, aišku, visokių yra, ar ne, 5-3 metai, sakykime, 2, bet bent jau vizijos turėjimas metams, ką aš noriu, kur link noriu nueiti per artimiausius metus, ar padaryti naują paslaugą paleisti, ar sukurti kažkokią naują turinį, ar aš noriu organizacijai naują rinką pabandyti, išbandyti, ar ne, ar mano organizacijai reikalingas, klientų aptarnavimo gerinimas, ar šiuos metus mūsų vizija yra, sakykime, sukoncentruoti į efektyvumą, ar ne, tai mažesnei organizacijai ir metų gali užtekti, didesnei gali būti ir 2-3 metų vizija, ar ne, tai sakyčiau pagal tai. Bet vizija yra praktinis, turėtų būti praktinė kryptis, kur link einam, kuria kryptim žiūrim. O tada jau iš to mes galim kelti strateginius tikslus, galim tada jau dėliotis planus. Tik tai gal čia turėčiau pasakyti taip labai praktiškai, ar ne, jeigu mes turim viziją, bet juk kažkokia veikla vyksta ir dabar, ar ne? Tai kur mano nuomonė dažnu atveju įvyksta problema ir kodėl tos vizijos kažkaip neveikia, ar ne, kad mes neatskiriam. Yra operatyvinė veikla, tai ką mes darom ir vis tiek darysim kažkurį laiką, taip pat kaip darėm galbūt, arba su minimaliais kažkokiais patobulinimais, bet yra ta strateginė kryptis. Pavyzdžiui, dažniausiai juk vizija yra apie tai pasiekti kažką, ko nepasiekėm arba nedarėm, pradėti dirbti su kažkokiais kitokiais. Tapti su dideliais klientais, dirbti naujoj rinkoje, atsidurti, dar kažką. Tai čia reikia labai aiškiai savo įsivardinti, ne? Operatyvinė veikla bus, kaip tai lies, ta vizija arba kryptis, nauji dideli klientai, projektai, paimsiu paprastą ūkišką pavyzdį. Dabar, pavyzdžiui, organizacija uždėjama saulės elektrinė mane, gal nori pradėti vėją. Kaip pavyzdys, arba pavyzdžiui, nekilnojamam turte, norim padaryti naują didelį projektą, arba pavyzdžiui, elementariai, ar ne, jūs esat, buhalteris, ar ne, teikiat paslaugas organizacijom, iki šiol dirbot su labai mažom organizacijom, gal norit pradėti dirbti su vidutinėm, tai reiškia, tai reikalaus pokyčio, bet vis tiek uždirbti pinigus tai reikės iš tos veiklos, kurią daro dabar. Tai reiškia, dalį savo resurso ir laiko reikės skirti šitom iniciatyvom. Ir kodėl aš sakau, kad tos strateginės iniciatyvos yra turbūt bazė, labai svarbus dalykas organizacijai norint siekti vizijos arba kažką pasiekti kito, negu darau dabar, ne? Sąmoningai. Tai aš turiu jas susiplanuoti, aš turiu jas matuoti ir aš turiu suprasti, kaip jos paveiks mano operatyvinę veiklą dabartinę. Nes, kaip ir sakau, pinigus veiklą vykdyti vis tiek reikės, iš to, ką dariau. Tai ar man reikės naujų žmonių, ar man naujų kompetencijų reikės, ar tiesiog reikės įvykdyti, rinkos analizę kažkokią, susidaryti sąrašą, pradėti skambinti tiem klientam. Reikės išbandyti naują būdą su jais, nes jeigu aš dabar dirbu su mažais klientais, noriu dirbti su dideliais, turbūt darbo specifika irgi skirsis, bendravimo būdas, ar ne? Tai planuojant tas strateginės iniciatyvas, tai bus ne tik tai planas darbų, kuriuos turiu padaryti. Rinkos analizė, skambučiai, pasiūlymai, tai yra išmokimas, ne kažkokių dalykų, bet tai gali būti ir kažkokių papildomų kompetencijų įgyjimas, naujų žmonių samdymas, ar ne? Tai kaip aš sakau, tai strateginiai iniciatyvai judant link vizijos, nes vizija tai yra, ne tai, kuo aš esu dabar, o kuo noriu tapti, ne? O jau strategija arba tos strateginės iniciatyvos ypač tai yra, kokiu būdu aš tą planuoju padaryti ir kokie man reikalingi papildomi dalykai, kuriuos turiu apdirbti ir išdirbti, kad aš nueičiau ten, kur noriu nueiti. Ar strategija ir strateginės iniciatyvos yra du skirtingi dalykai, ar tai vienas tas pats dalykas? Tai yra strategijos dalis, mes bet kuriuo atveju turim į viską žiūrėti integraliai. Organizacijos išsikelia strateginius tikslus, dažniausiai tai yra finansiniai tikslai, ne? Mes norim uždirbti tiek, norim pasiekti tiek, norim per šiuos metus, nuveikti tiek, naujų klientų pritraukti tiek. Ir panašiai, norim naujų paslaugų tiek paleisti ir atitinkamai vis tiek tai atsiguls į finansinius tikslus, ar ne? Mes vis tiek matuojam plius minus skaičiais. Ir tada iš to tos iniciatyvos paprastai ir gimsta. Nes jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokit, ateina, akcininkas pas vadovą ir sako, aš noriu kitais metais augti 10%. Noriu 10%, kad organizacija geriau pavarytų, ne? Ir tada tu turi susidėlioti, o tai kaip jinai tą padarys, ar ne?
Čia gal tu labai gražiai palėtė, yra dvi tokios kryptys. Aš galiu iš vizijos perspektyvos eiti, ar ne, tokios strateginės. Noriu būti kažkur, noriu būti didelis, pūkuotas, gražus, užimt daug vietos ir taip toliau, daryti labai prasmingą veiklą ir panašiai, ne? Kitas yra, aš noriu pasiekti kažkokius finansinius tikslus. Ir vis tiek bet kuriuo atveju, tiek iš vienos dalies, tiek iš kitos mes suvažiuojam į tai. Mes turim turėti tikslus apibrėžtus operatyviniai veiklai, tai yra einamajai veiklai ir turi atsirasti papildomi tie tikslai tam, kas atsiranda naujo. Ne? Nes turbūt, nežinau, augti 20% mes negalėsim darydami tą patį. Nebent mes plėsimės, galbūt galima, ne? Yra variantų. Bet vis tiek turės atsirasti kažkokios strateginės iniciatyvos. Jeigu aš norėsiu plėstis, man gal, nežinau, reikės samdyti naujus žmones, keisti struktūrą, keisti biurą. Jo, daug dalykų. Taip, tai yra integralu. Vizija, strateginiai tikslai, strateginės iniciatyvos, tai yra toks komplekčiukas, sakykime, strategijai, kad jinai veiktų ir būtų įgyvendinama. Nes, iš mano praktikos tiesiog kartais organizacijos nusipiešia viziją, bet neturi tų praktinių iniciatyvų vis dėlto, kaip ją pasieks. Ar ne? Ir dažniausiai su klientais strateginėse sesijose mes tą ir darom. Tai yra bandom suprasti ir išsigryninti, tai o ką jūs turėsit kaip organizacija nuveikti, pakeisti, sudėlioti, tam, kad pasiektumėt arba tikslą tavat, arba link vizijos pajudėtumėt. O kaip apsibrėžti, žinai, nes manau, kad gali būti daug tų strateginių iniciatyvų, ne? Galima ir viena, ir kita kryptim judėti organizacijai, ne? Kaip ir sakai, pavyzdžiui, net ir augant, jeigu mes planuojam augti 20%, tikėtina galima augti, nežinau, žmonės samdant, ne? Ir imant didesnį rinkos dalį, tai nežinau, galima nusiperkant kažką ar kažkaip kitaip. Tai klausimas, o kaip tas strateginės iniciatyvas išskirti, kuris svarbiausia mūsų organizacijai, ne? Nes mes galim prisirašyti, manau, kad daug, bet ne visas užteks mums laiko įgyvendinti. Jokių būdų, Juste, jokių būdų. Manau, kad organizacija dažniausiai yra pajėgi turėti top 3-5 max, priklausomai nuo to, kiek aš turiu žmonių, resursų ir vietos, iniciatyvas, ar ne, tai yra ir atitinkamai, mes galim tada numatyti tą kelionę, ar mums pavyks pasiekti ar ne. Investicijų klausimas visada yra, bet aš sakyčiau taip, mano praktikoje yra labai skirtingos organizacijos. Vienos organizacijos sprendimus priima susitarimo būdu, kaip jiems atrodo, iš to, kas kuo tiki. Supranti, elementariai, žmonės susėdo, perėjo iniciatyvas, jas išreitingavo, kaip jiems atrodo ir jie pasirinko. Ir tame yra privalumų, nes jie tada tuo tiki ir jie tada tą daro. Yra kitos organizacijos, kurios išsigrynina, nežinau, kriterijus arba kažkokias, sakykime, aplinkybės. Tai vadinasi, toksai sprendimų matricą galima naudoti ir aš iš tikrųjų per paprastai sesijas tą ir naudoju, mes išsigrynam kriterijus. Ne? Mes gal turim ribotą biudžetą, mes turim galbūt, turim kažkokius ribojimus arba barjerus, ne, kurie mus riboja. Mes juos išsidedam ir pagal juos reitinguojam iniciatyvas. Tai ką mes esam pajėgus padaryti iš to, kas yra suplanuota. Dar vienas būdas yra daryti analizę, ar ne? Investicijos ir grąžos klausimas. Aš grubiai pasakysiu Pareto dėsnis. Kas yra tos 20% aš reitinguoju, kurios reikalaus mažiausiai pastangų ir duos didžiausią rezultatą. Ne? Tai mano manimu, jų visų 3 maišymas eigoje yra turbūt vienas efektyvesnių sprendimo priimimų būdų, nes tada visi tiki, yra pamatuota visų tipų žmonėm, tai yra aiškus sprendimas. Ne? Iš vienos pusės tai skamba pakankamai paprastai, iš kitos pusės gal aš biškį žingsnį atgal grįšiu, ką galėčiau patarti, ne, jeigu jūs turit viziją, sakykime, ne, ir norit jos link išsigrynintas iniciatyvas, svotą elementariai pasidarykit. Stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizę dabartinės situacijos, savo organizacijos, vizijos atžvilgio ir tada iš to galima labai sėkmingai išsigryninti tas iniciatyvas. Tai kaip mes galim su savo stiprybėm įveikti sunkumus, kaip galim uždengti grėsmes, ko mums trūksta, ką mes galim padaryti, ar ne, kad siektume tos vizijos ir subalansuotume, ar ne, grėsmių ir silpnybių įtaką mūsų judėjimui link rezultato. Ir tada jau taip, kai turim iniciatyvas, jas reikėtų ir verta būtų pareitinguoti bent jau pirminėme etape pagal įtaką galutiniam rezultatui. Tai jeigu mūsų galutinis rezultatas yra finansinis tikslas, bandom žiūrėti, kurį iš
perspektyvų, iniciatyvų potencialiai mums padės pasiekti. Jeigu iš vizijos perspektyvos, kuri iš jos labiausiai padės pasiekti. Nes žinot, jeigu mes planuojam, pavyzdžiui, eiti į kitą rinką arba kitą segmentą arba kitas paslaugas, ar ne, bet mūsų yra, nežinau, turim 10 iniciatyvų, kurių viena yra, nežinau, mokytis kažkokios kompetencijos, tai tikėtina reitingė žemiau nukris. Kodėl? Todėl, kad bus kitos, kurios tiesiogiai turės įtaką. Pavyzdžiui, susidaryti analizę, atlikti rinkos arba nuvažiuoti į parodą arba dar kažką. Aišku, čia aš jau kalbu apie labai konkrečius žingsnius. Ar ne? Ta iniciatyva dažniausiai yra susijusi būna ir su pokyčiu, ne? Kad mums ten struktūrą reikia, pavyzdžiui, keisti. Ar ne? Pavyzdžiui, organizacija nori inovacijų, ne, arba nori išbandyti kažkokius naujus produktus, pradėti kurti. Ne. O iki šiol veikia, čia dažniausiai aktualu yra organizacijom, kurios yra tokios mature, brandžios organizacijos, visai seniai egzistuoja, jų augimas yra gerokai sumažėjęs, jos sako, mums reikia dabar kažkokių, bet inkubatoriaus, inovacijų. Tai įsivaizduokit, kad jiems reikės padaryti nemažai pokyčių. Viena tai yra sukurti tą inkubatorių, bet kita, o kaip jisai integruosis į organizaciją, kaip tą produktą mes integruosim, kaip jisai paveiks mūsų organizaciją ilgainiui. Tai čia yra tikrai ką pagalvoti ir tikrai ką pagryninti. Tai apie pokyčius dar prieisim, dar šitą dalį paliekam, bet man labai įdomu tos strateginės iniciatyvos, ne? Vis tiek tau tenka dirbti su daug organizacijų, ne? Kaip iš savo patirties matai, ne? Gal yra kažkokios klaidos, kur dažniausiai organizacijos daro, planuodama šitas strateginės iniciatyvas? Aš gal per daug filosofiškai gyvenimą žiūriu. Aš manau, nėra kažkokių ypatingų klaidų, ypač jeigu organizacija tiki daro ir žmonės padaro. Bet gal su tom iniciatyvom būna problema, kai nepasimatuoja tos įtakos galutiniam rezultatui ir pasirenka iniciatyvas, kurios galbūt atitolina arba ne taip greitai padeda pasiekti tikslus. Ir čia iš tikrųjų visai gerai būna tas išorinis žvilgsnis, tai yra, kai konsultantas iš savo pusės pasižiūri, ar ne? Nes, sakykime, aš tikrai turėjusi su ne vieną sesiją, kur kompanija renkasi iniciatyvas, kurios mano patirtyje iš verslo pusės ar ne, iš darbo versle, aš suprantu, kad jos nepadės taip greitai. Ir aš tada, sakykime, jau įsikišu ar ne su savo nuomonė, aišku, su leidimu, bet iš esmės tu tada klausi, o kodėl jūs šitą ar ne nudėjot, kodėl nesunku, nes atrodo sudėtinga, nes kartais, žinot, ir žmonės dėl to, kad atrodo labai sudėtinga, sunku arba aš nesuprantu, jie linkę atmesti yra, ar ne, nes sunku eiti. Bet iš tikrųjų ne vieną kartą yra buvę, kai organizacija sako, jo, iš tikrųjų mums su šitą iniciatyvą reikia dirbti ir jie pradeda su jie dirbti. Aišku, būna sunku, jiems galbūt reikia pagalbos, bet apie tai turbūt ir yra verslas, kad nebūtinai viskas turi būti organiškai. Kartais mums reikia išorinės pagalbos arba viduje surasti tos žmonės, kurie supranta, arba dabar žiūrėkit, tai yra nauja tema, ne AI-us. Kažkas įsitraukia tą savo strateginius tikslus ir taip toliau. Dauguma organizacijų neturi žalio supratimo, kaip, ką, kur, kodėl, bet jos bando, daro, ieško išorinės kažkokios pagalbos, viduje susikūrė kažkokius procesus. Man teko bendrauti Lenkijoje su labai įdomia kompanija. Tai jie ką padarė, jie susikūrė vidinį procesą šitų AI-us įrankių tikrinimo. Tai reiškia, susikūrė grupė iniciatyvinė, kur, ta prasme, buvo įgalinti būti grupėje, skirti dalį savo darbo laiko researchui ir kas savaitę pristatinėti visai organizacijai tuos įrankius ir tada daryti tokias mini sesijas apie tai, o kaip mes galim tą panaudoti savo darbe, ar ne? Tai reiškia, jie savo jėgom tą padarė, tiesiog reikėjo, kaip čia, postumio, įgalinimo, ne? Ir jie iš tikrųjų atrado keletą variantų, nes tai buvo viena iš strateginių jų iniciatyvų, AI-us panaudojimas efektyvumui. Procesuose, nes jie apskritai ėjo į tokį efektyvumą, norėjo tapti viena efektyviausių kompanijų, ar ne, per efektyvumą ir per kainą, ar ne, klientui, strateginė tokia konkuravimo strategija iš esmės. Tai jiems visai neblogai pavyko. Tikėtina, kad nebūtų taip gerai pavykę, jeigu neturėtų tos krypties strateginės, ne? Kad iniciatyvos, kad, žiūrėkit, bandom, darom. Politinės valios. Dauguma dalykų su strateginėm iniciatyvom irgi kas atsitinka,
Jas išsigrynina, bet nėra ownerio, tai reiškia nėra savininko kai kurių iniciatyvų, o kas yra atsakingas, nes vadovas galvoja, kad kiti vadovai galvoja, kad vadovas, ta prasme, ten labai paprastai, ar ne? Tai kartais visai normalu organizacijų yra pasiskirti žmogų, tokį kaip moderatorių, koordinatorių, tai yra tas, kuriam skauda dėl tos temos, ir jisai judina vandenį, ne? Ta prasme, jis grįžta vis prie tos temos, prie tos iniciatyvos, kalba apie tai, atneša kažkokią žinią, ar ne? Tai yra toks, kaip sakau, koordinatorius, ar ne? Nebūtinai tai reiškia, kad tas žmogus įgyvendina arba tampa projekto vadovu, bet tokiu tampa ambasadoriumi. Nes tos iniciatyvos jos tikrai reikalauja papildomo resurso. Mesgi visi kasdieniniuose darbuose paskendę turim, tai klientas skambina, tai čia problema, tai su darbuotoju kažkas atėjo, kažkas išėjo. Čia yra klasikinės tokios bėdos, kurios dažnu atveju ir trukdo. Tai turbūt dar viena tokia klaida yra neskirti tam kažkiek laiko. Įsivaizduoti, kad tai kažkaip pasidarys savaime. Mes turime įsivertinti, kad tam reikės skirti laiko ir čia būna vadovai suvokia, kad mums čia gal deleguoti reikia daugiau, nes dabar mums čia ant šito projekto reikės daugiau padirbėti, ar ne? O jeigu ten jau yra įmonės tokia strategija ir mes tikrai turim pavaryti, tai yra kaina, kurią reikės sumokėti. Tai viena yra pasirenka ne tas, sakykime, nėra ownerio arba žmogaus kažkokio, kuris stumtų į priekį, ar ne, tai yra neįsivertinimas, kad tam reikės laiko ir tokio sutarimo, ar ne, bendro, kad tam reikės tai yra mūsų darbo dalis, ar ne, ne tik operatyviniai darbai, ką mes suprantame, bet tai yra mūsų darbo dalis. Ir gal iš tikrųjų dar vienas gal svarbus momentas, ką aš pastebiu, tai iš tikrųjų išsigrynina ir nebelieka politinės valios. Buvo faina, pabuvo komanda tiek žinių. Tai tokiais atvejais, jeigu organizacija nori su vadovais pabūti, tai tada geriau, viziją peržiūrėkim, kuri jau egzistuoja, peržiūrėkim, pasidarykim, kalibravimosi sesiją, pasidarykim tada elementariai vadovų team buildingą, komandos dieną su sąmoningumu, patirčių pasidalinimo dieną, bet tada, nedarykim strateginės sesijos, jeigu nesam pasiruošę iš tikrųjų kažką ir daryti su tuo, ar ne? Išėti kažkokiais veiksmais suplanuotais. Čia ypač aktualu būna, kai vizija yra labai didelė ir iš tikrųjų reikia tų iniciatyvų rimtų arba pokyčių didesnių, vadovam būna sunku. Tas tarp operatyvinės ir tarp strateginio ir operatyvinio darbo yra labai sudėtinga pasiskirstyti būna vadovam. Aš dar matyčiau vieną tokią gal klaidą, kurią tu gal net paminėjai podcast'o eigoje pradžioj, kad per daug strateginių iniciatyvų žmonės išsikelia. Ta prasme, minėjai, kad tarp 3-5 nereikėtų turėti. Bet ten manau, kad prisirašo kartais labai daug ir po to metų eigoje pasižiūri, kad iš tų visų strateginių iniciatyvų gal kokią vieną ir įgyvendinai. Tai kam tada reikia tiek daug? Gal tada ir užtenka tų 2-3, kaip sakai? Kartais iš tikrųjų organizacija geriau pasirinktų vieną ir jie iš tikrųjų gyvendintų. Čia ypač aktualu mažesnėm organizacijom. Mažesnėm organizacijom yra sunku padaryti 5. Didesnė organizacija turi daugiau resursų, ar ne? Visom prasmėm resursų. Mažesnė organizacijai sunkiau, dėl to arba reikia tų resursų surasti, ar finansavimo, ar žmonių resursų, ar kažkokių žinių resursų. Arba tada priimti tą sąmoningą sprendimą, kad šiemet mes pasistumėsim tik per vieną žingsnį, kitais metais eisim prie kito, ar ne? Čia irgi tokios sąmoningumo klausimas, kiek greitai ir kaip greitai aš galiu judėti link savo tikslo ir vizijos, ne? Bet svarbu, kad tas būtų sistemingai daroma. Kas dar padeda užtikrinti, kad strateginės iniciatyvos įsigyvendina, ne? Tai jų mažas kiekis, jų owneris, ar dar yra kažkas, kas dar padeda tai padaryti? Natūraliai veiksmų planas ir kažkoks matavimas. Reiktų užduoti savo turbūt klausimą, iš ko aš suprasiu, kad ta iniciatyva vyksta. Tai lygiai taip pat, ar tai bus OKR, ar tai bus kažkokie KPIs, priklausomai nuo to, kokia ta iniciatyva yra. Tai turėtų būti, nes pavyzdžiui, aš pasakysiu pavyzdį, jūs pasileidžiat, iki šiol klientus aptarnavot gyvai ir pasileidžiat, savitarną, arba onlininį aptarnavimą. Tai turbūt čia yra jau toks pokytis, ta iniciatyva, tam reikia pasiruošti, apsimokyti, pasileisti ir kažkurį laiką vertinti tą iniciatyvą. Bet turbūt matavimas yra toks, tai kiek klientų jau yra aptarnaujami, kaip pamatuoti rezultatą, tai kiek tų klientų jau yra online.
ne, ir koks jų pasitenkinimas, pavyzdžiui, 2 kriterijai. Ne. Ir tada mes vystom toliau, ne, ieškom papildomų žingsnių, kaip pervesti ar ne, daugiau klientų ir panašiai. Arba gali būti kitas pavyzdys, ar ne, pavyzdžiui, mes norim ateiti į tą naują rinką kaip pavyzdys, ne, ir mes, nežinau, pasidarom iniciatyvą rinkos žvalgymas. Ir susidedam daug veiksmų. Rinkos tyrimas, apklausa galbūt konkurentų, galbūt vizitavimas potencialių klientų, ar ne, tokios, žvalgybinės išvykos, nežinau, dalyvavimas parodo, daug tų žingsnių, ne, kažkokių susidaro. Tai turbūt čia yra daugiau toksai, o tai iš ko aš suprasiu, kad jau man užtenka duomenų, ar ne, apie tą rinką. Tai turbūt pradžioje reiktų susidėti kriterijus kažkokius, ir pabaigoje arba aš turiu tuos duomenis, arba neturiu, ar ne, kažkokias įžvalgas, potencialius kontaktus ir panašiai. Tai čia jau reikėtų irgi įsivertinti, tai kaip aš pamatuosiu. Nes tokių ypač iniciatyvų eigoje organizacijos pamiršta, jos po metų sako, tai mes jokio rezultato neturim. Sakau, o kokio jūs rezultato siekit? Tai naujų klientų ir taip toliau. O iniciatyva nebuvo rinkos žvalgymas ir įžvalgų, rinkos pažinimas, kad jūs galėtumėt priimti finansinį sprendimą vykti ar ne. Tai galbūt verslo planas ar ne gali būti kaip rezultatas, pavyzdžiui. Ne? Nes mes išsiaiškinom apie rinką ir pasiruošėm, kokiais veiksmais, su kokiom investicijom mes galėtume eiti į tą rinką. Ne? Tik va čia yra apie tai. Tai dar nebuvo plano daryti, ne, kažką. Čia buvo planas pasidaryti tyrimą, nuspręsti, pažiūrėti, kokiais žingsniais mes galėtume ir tada priiminėti sprendimą. O kai jau bus tas sprendimas, tai jau turbūt bus antras etapas, pirminiai žingsniai. Ne? Tai yra kaip projektas, toks naujas projektas arba strateginė iniciatyva, ne? Toliau tęsiama, tai yra ėjimo į kitą rinką. Nebūtina tą vadinti strateginė iniciatyva, kartais tai tiesiog vadina, planas, mūsų verslo planas, arba mūsų kryptis, arba mūsų tiesiog šių metų tikslas, ne? Pavadinsi, taip nepagadinsi, bet turbūt, esmė yra aiški. Tai tikslas ir po to vis tiek tai skirstomas tam tikrus, kaip aš sakau, mažesnius, kaip tu sakai, veiksmus, ne? Ar tai trumpalaikius, ne, kažkokius tikslus. Etapus, ar apčiuopiamus siekinius, mažus rezultatus, ne, ar milestone'us kažkokius mes apsibrėžiam. Ir matavimą reikėtų kažkokį užsidėti. Ne. Tai o koks tas rezultatas planuojamas, arba o kokio aš to tikslo siekiu, arba iš ko aš suprasiu, kad tai vyksta. Čia gal daugiau aktualu, šitas klausimas daugiau aktualu yra turbūt pokyčio kažkokiem projektam, ar ne, iš ko aš suprasiu, kad tas pokytis vyksta, ne, kokia elgsena arba dalykai, rodikliai man parodys, kad tai tampa realybė. Tai tada pakalbėkime dabar jau vėl prie tų pokyčių, ne? Nes tikėtina, kad kai kurie tikslai yra arba strateginės iniciatyvos yra susijusios ir su pokyčiais organizacijose, kurios veda link pokyčių, ne? Vienaip ar kitaip pokyčiai, kai išgirdi žodį pokyčiai, jau vien tik pokyčiai žodis kelia stresą ir pasipriešinimą. Tai kodėl daugeliu organizacijų tai kelia tokį stresą ir pasipriešinimą? Dėl kelių priežasčių, nes reikės daryti kažką naujo, yra neapibrėžtumas kažkoks, ar ne, ir natūraliai aš visada sakau taip. Jeigu nėra pasipriešinimo ir nepasitenkinimo, tai reiškia, jūs pokyčio nedarot. Jeigu jisai yra, reiškia, jūs tikrai kažką darot potencialiai. Tai organizacijoms sunku, nes sunku skirti resursą, sunku tvarkyti su tuo pasipriešinimu, lengviau yra būti taip, kaip yra, nes tai yra paprasčiau, nes mažesnis krūvis vadovam, mažesnis krūvis žmonėm, mažiau viso to šaršalo, sakykim taip. Ne? Yra, aišku, dalis žmonių ir organizacijų, kurios tikrai yra labai nusiteikę ir tą priima kaip įprastą savo darbo režimą, nieko čia naujo, šiais metais turim pažiūrėti, kaip kitaip mums prisitraukti klientų. Ir jie negalvoja apie tai, kaip apie ypatingą pokytį, net jeigu tai ir bus pokytis, ne, kad kažkaip kitaip. Nežinau, apjungti reikės departamentus, atsidaryti naują kanalą, ieškoti dar kažko, jie tiesiog ima ir daro. Ne. Kitos organizacijos sunkiau tą, sakykime, perneša, ne, tai gal čia toks atsparumo pokyčiam klausimas dar. Bet jo, nes tai yra nepatogu, nes tu turi išeiti iš savo to, sakykime, įprasto veikimo. Ne? Tai yra sunkiausia dalis. Plus tas neapibrėžtumas, labai sunku. Aš kaip ir sakiau, taip kaip yra sunku integruoti einamąją veiklą su kažkokiais strateginiais tikslais naujais, tai čia šiuo atveju dalis jų tikėtina yra ir pokyčiai.
Nu ir sunku tą daryti. Tu turi turėti labai didelę prasme arba žinojimą, kodėl aš tą darau. Nes labai vadovam tikrai būna labai didelis krūvis pokyčių metu, ne tik darbuotojams, bet ir vadovam, nes jie turi atlaikyti tą, sakykime, visą pasipriešinimą žmonių ir jiems padėti pereiti. O dar dažnu atveju daliai vadovų ir patiems reikia pagalbos pereinant ar ne, ar einant link pokyčių. Kokius žingsnius turėtų daryti organizacija, ne, kuri norėtų kažkaip sėkmingai arba su mažiau pasipriešinimo įgyvendinti pokyčius? Nu čia šitoj vietoj į sceną sena gera teorija. Praktikoje tai veikia truputį kitaip, trupučiuką sudėtingiau tą daryti, bet pirma yra komunikacija. Mes turim kalbėti, kodėl tai yra svarbu, kodėl tai yra neišvengiama ir čia, nori, nenori, tu turi turėti tą viziją. Ne? Iš vizijos dažnu atveju ateina pokyčiai, arba iš pokyčio gali ateiti vizija, nes kartais organizacijos nebūtinai, pokytį daro, nes supranta, kad, nebeefektyvu taip dirbti, ne? Skaičiai nesueina ir mums reikia, susimažinti, pakeisti, apjungti kažką ir panašiai. Ir tada tu turi turėti viziją šviesesnio rytojaus, kodėl tai yra neišvengiama, kodėl tai yra svarbu ir tada reikia dirbti ir su vadovų grandim, ypač viduriniosios grandies vadovais. Jeigu taip žiūrėti apie organizaciją, tai vidurinioji grandis yra turbūt ta tokia esminė, į kurią tuo laikotarpiu reikia tikrai daug investuoti, kad jie gebėtų įprasminti tos pokyčius su žmonėm, kad jie kalbėtųsi, kad jie nebijotų, kad jie suprastų, net jeigu jiem patiems sunku, jie nebūtinai turi ginti dantim nagais tą pokytį, bet jie tiesiog, jų rolė yra neįrodyti, jų rolė yra padėti ir savo ir kitiems žmonėms pereiti per tą pokytį, pripažįstant, kad jis yra neišvengiamas. Čia yra turbūt esminis receptas toks labai paprastas, pakeisti savo požiūrį, ar aš ginu ir bandau įrodyti ir įsivaizduokit, kaip sunku yra įrodinėti, kad mums reikia, kai aš pats galbūt iki galo netikiu arba turiu netikrumo. Neveikia. Bet jeigu aš sakau, aš irgi nesu galbūt tikras, bet pokytis yra neišvengiamas, jis yra objektyvus, jis yra reikalingas, ieškom būdų, kaip mes kartu galim per jį pereiti. Visai keičiasi pozicija. Čia aišku toksai softas, psichologinis aspektas, bet pokyčiai yra daugiausiai apie psichologinį aspektą, tiksliau pati transformacija, kol organizacija nuo vienokio veikimo pereina prie kitokio. Sakykime, niekada organizacija neaptarnavo žmonių kitais kanalais išskyrus gyvai arba tik telefonu, o dabar staiga įsijungia mailai, chatai ir dar kažkokie kiti įrankiai ar ten video kažkokios konferencijos. Ir tada tai yra nemažas pokytis, nes žmogus kol įpras, kol jisai išmoks, o po kelių metų jis galvos, kad kitaip net negalėjo būti. Tada čia taip dirbom, tad čia darėm tą. Arba pavyzdžiui, pardavimuose, pardavimai, nežinau, iki tol buvo per rekomendacijas, galbūt per kažkokius lycus ateinančius. Ir staiga reikia pardavinėti aktyviai telefonu, šalti skambučiai. Įsivaizduojat, koks žmonėm yra pokytis. Bet turi būti labai aiškus pagrindimas, o kodėl mes tą darom ir kodėl tai yra neišvengiama. Ir tada kartu su žmonėm ieškoti kaip mes galim palengvinti tą procesą, kaip galim iš jo mokytis, kokie yra tie nuogąstavimai ir judėti kartu tame procese. Tai gal čia turbūt esminė dalis, aš nekalbu apie hardinę dalį pokyčių, tą pokyčių hardą, kur, nežinau, keičiam procesą oficialiai, perrašom pareiginės, ten KPIs-ą pakeičiam, bonusavimą pakeičiam, tai yra tikrai dedamosios, kurios yra svarbios, nes jeigu, pavyzdžiui, mūsų pardavėjai iki šiol buvo motyvuojami, nežinau, už pardavimus, bet staiga sakom, pakeičiam kainodarą, mesgi suprantam, kad jie galbūt nebeturės tokio rezultato, vienetų skaičiumi, tai gal ir bonusavimą reikėtų keisti ne už vienetus, o už, nežinau, maržą sugeneruotą, nes mūsų pokyčių tikslas yra maržingumą didinti. Čia kaip pavyzdys, jų galėtų būti ir daugiau, bet tai turi būti integralu, tai pokyčiui svarbu ta komunikacija, žmogiškasis faktorius ir ta pozicija, kad neišvengiama darom, visiems kaip ir nefaina, bet bandom kartu ieškoti kaip. O tie papildiniai tai yra ta hardinė dalis. Ar procesas atitinka, ar mes motyvuojam tinkamai, ar bonusavimas tinkamas, ar funkcijos yra vis dar aktualios, ar struktūra mūsų organizacinė vis dar yra tinkama.
tam, kur mes link judam. Ir tai irgi padeda. Kartais būna pokyčio esmė, pakeičiam struktūrą ir natūraliai nenori, taip su visu to šaršalu, bet labai padeda pokyčio įvykimui. Arba tiesiog, aišku, natūralu pokytyje dalinai žmonės pasikeičia. Pavyzdžiui, tikrai organizacijos, tos brandesnės arba gerokai seniau dirbančios, ką daro, kai nori keisti strategiją arba padaryti pokytį, pakeičia vadovų komandą, tiek žinių. Ir pokytis automatiškai. Irgi variantas. Dažnai irgi variantas. O kaip vadovai gali efektyviai komunikuoti, bendrauti su savo darbuotojais, ne, apie tos pokyčius, kad jie būtų geriau priimami? Turbūt pagrindinis principas toks. Nei vienam iš mūsų, kad ir kaip mes mylim savo organizacijas arba savo darbą, kiekvienas žmogus yra vis tiek orientuotas į save, plius minus. Man svarbu, kaip man yra. Ir turbūt tada toj komunikacijoje arba viso pokyčio įgyvendinime labai svarbu kalbėtis apie žmonės ir tai, kaip jie patiria ir kaip jiems yra. Ne tik apie organizaciją. Viskas yra ok, pokytis galbūt yra neišvengiamas, mes tą darom, nes ABC, nes organizacija pasieks kažką, nuveiks, bet suprantat, jeigu aš, kiekvieną dieną kasiau duobę, liniją, ta prasme, o dabar reikia kvadratinę, tai man 100 metų, kas tai organizacijai bus, bet dabar aš turiu problemų, kasdieninių problemų, nes kitas kastuvas ir kita forma, suprantat, yra bėda. Tai turbūt reikėtų ir su žmogum daugiau įprasminti, nes mes bijom to, ko nežinom. Jeigu aš vietoj tos tokios duobės dabar turiu tą kvadratinę, gal mano vadovas galėtų su manim pakalbėti apie tai, kad kaip tu įsivaizduoji, o ko tau reikės, kaip tai atrodys, kaip pasikeis tavo diena. Nes žmonės bijo dažniausiai to, kad, įsivaizduokit, dabar aptarnausim nebe gyvai, o visom kitom priemonėm, čiatais, mailais, nes man baisu, kad mano, nukris aptarnavimo MPS-as, ar ne, tai yra klientų aptarnavimo vertinimas, kad aš gausiu mažesnį bonusą ir t. Nes aš nežinau, kaip bus, aš nežinau, ką reikės daryti. Ir jeigu mano vadovas su manim kalba, ar ne, kad mes judėsim į tą pokytį, jo prasmė ten yra ABC, mes čia siekiam to, bet susikoncentruokim į tai, o kuo tau galėtų būti svarbus to pokytis, ne, ką tu iš to gali gauti, ką tu gali pasiekti, kodėl verta tau tą daryti, o gal ir neverta, bet tada bent jau pažiūrėkim kartu, kokios yra baimės čia, ne? Organizacijos bijo skirti šiek tiek laiko tom baimėm. Žmonės bijo to, ko nežino. Ir pokytyje jie nežino, kaip čia dabar atrodys, ar aš uždirbsiu, ar man pavyks, ar aš būsiu geras. Ir šiaip, ta prasme, net tie žmonės, kurie sako pokytyje, tai ir tai buvo gerai, taigi kam čia reikia keisti, visiems čia viskas buvo gerai. Tai irgi po tuo slypi baimė dažniausiai. Ne kažkas kito. Kažkokios baimės, kurios žmogui yra nepatogios. Tai jeigu mes daugiau susikoncentruotume ne tik į pardavimą, kaip čia organizacijai bus gerai, bet ir į tai, kad tiesiog pažiūrėkim kartu, kas keisis, kodėl keisis, kaip keisis. Gal ne tai baisu, gal pasikeis tik 2 dalykai. Gal vietoje vieno mygtuko turėsi paspausti 2. Arba tiesiog reikės truputį skirti laiko mokymuisi, atsakymam kažkokiem specifiniam. O gal kartu reikia peržiūrėti bonusinę sistemą. Tai dalies žmonių pasipriešinimą tikrai galima suvaldyti per tą baimių analizę, per tai, kas jiems atrodo nefaina, nesąžininga, skaudu, sunku. Tas ima ir susitvarko po truputį, nes žmonės pradeda tikėti, kad, gal čia bent jau mano vadovas, jisai atsižvelgia į mane, mano poreikius ir kažkaip mes čia nujudėsim kažkur. Tai tas pokalbis, tie ir metiniai pokalbiai padeda išlaikyti tą motyvaciją ir įsitraukimą. O ką daryti, jeigu darbuotojas nejaučia jokio ryšio su organizacijos tikslais, tai ką tada daryti? Čia yra turbūt konkretaus atvejo klausimas, ar ne? Visų pirma, mano klausimas yra tam žmogui, ar jisai mato perspektyvą ir kaip jis įsivaizduoja tą darbą toliau kartu, nes organizacija tiesiog keisis, judės į priekį ir kaip jisai įsivaizduoja savo galimybės toliau judėti, karjeros prasme, atlygio prasme, galų gale tiesiog savo darbo išlaikymo prasme. Bet jeigu tai paprastai, tai įvairiai būna. Vieni darbuotojai patys išeina, kitus tenka atleisti, o su trečiais yra įmanoma dirbti ir galbūt jiems rasti
poziciją, kurie jiems yra labiau priimtina. Nu, čia kraštutiniai tokie atvejai, nes tikrai būna, pavyzdžiui, pokyčio metu, nu, žmogus, nu, niekaip nesiadaptuos. Nu, arba jam yra žiauriai sunku. Ir jeigu mes galim pasiūlyti jam kažkokią kitą poziciją, kuri reikalaus mažesnio pokyčio, tai gal tada tą reikia ir padaryti. Ne? Nu, čia, man atrodo, yra tarpusavio susitarimas. Aš pastebiu labai stipriai, kad lūkesčiai tarp organizacijos ir darbuotojų dažnu atveju prasilenkia. Nu, ta prasme, organizacija labai tikisi, kad žmonės darys taip, kaip mes norim, o žmonės sako, nu, kodėl organizacija prie mūsų nepristaiko, arba man netinka, arba jie iš vis neatsižvelgia į mūsų poreikius. Ne? Nu, nes gal to dialogo yra mažiau. Yra normalu atsisveikinti, yra normalu pasisveikinti, yra normalu kažkaip paieškoti sprendimų kažkokių. Ir aš šiukštu nesakau, šiai pokyčiam išimtys, pokyčių metu, ypač jeigu tai yra rimtas pokytis, ne? Kažkoks toks grandiozinis. Ir mums iš tikrųjų reikia, kad žmonės kitaip elgtųsi. Tai tada išimtys nėra okei. Aš esu, praktinį pavyzdį papasakosiu. Labai įdomu, nes tu kiekvieną dieną dirbi su klientais, tai labai įdomu išgirsti, tuos ir praktinius tavo pavyzdžius. Taip, tai vienas pavyzdys. Organizacija, pardavimų sistema, pasisamdo naują vadovą, keičia pardavimų sistemą, įsiveda KPI-sus, įsiveda principus, dalinasi kontaktų sąrašus, segmentuojasi. Na, taip. Ir yra vienas žmogus komandoje, seniai dirbantis, iš tikrųjų generuojantis didelius, kaip didelį krepšelį ar ne, pinigų apyvartos, sako, aš su šita jūsų KPI sistema tai nedirbsiu. Ir mes turėjom dilemą iš esmės, tai ką dabar daryti? Ta prasme, arba tu gali, nes opcijos yra labai paprastos. Daryksi išimtį. Turim labai prastas pasiekmes, ar ne, komandos motivacija, sakykime, kodėl jam galima, kodėl man negalima ir taip toliau, ar ne, labai blogai. Moralė komandos žemyn. Gerai, kitas klausimas yra atsisveikinti. Atsisveikinti irgi negali, nes tai yra didelė krepšelio dalis, tai yra biznis, mes juk siekiam rezultato. Ieškojom trečio varianto ir tas trečias variantas buvo toks. Atskyrėme tą žmogų kaip atskirą senų svarbių klientų vadovą, kuriam KPIs tai negaliojo, kuris turėjo savo priskirtą krepšelį, apibūdinimą klientų, su kuriais jisai dirba iš esmės. O visa komanda liko su KPIs, su kitu vadovu ir skirtumas buvo tas, kad tas svarbių klientų ar ne vadovas, jisai buvo atskaitingas tiesiogiai generaliniui. Ir čia buvo tas toksai tarpinis sprendimas, kur organizacija galėjo legalizuoti, kodėl šitas konkretus žmogus nėra priverstas arba nesivadovauja bendra pardaviminė sistema, kodėl jis turi išskirtinės sąlygas ir tas net organizaciniai struktūroje atsispindėjo, ar ne? Tai yra, tai reiškia, galbūt ir buvo ten viena kita kalba arba papurkštavimas, kad čia, bet suprantate, tai yra, įprasminta, tai yra legalu ir iš tikrųjų, tas ir struktūrinis pokytis veikia. Tai reiškia, naujas pardavimų vadovas, jis nedirbo su tuo žmogum, dirbo tik tai tiek, kiek reikėjo susiderinti galbūt klientus, ar ne, kad, nepersidengtų. Bet čia yra labai toks, paprasta dilema, pokytis, paprasta dilema ir sprendinys, ar ne? Tai išimtys jos žudo, bet jeigu jos yra, sakykime, legalizuojamos normaliais sprendimais ir jie iš tikrųjų po to veikia, o jie yra, ne tik dėl akių, nes iš tikrųjų generalinis ir dirbo tiesiogiai su tuo žmogum. Ir jie tryse turėdavo su pardavimų vadovas, svarbių klientų vadovas ir generalinis, tryse kažkokius susitikimus apsitarti, atsidalinti. Tai reiškia, jie irgi pakeitė savo elgesį. Tai jisai tapo normaliu sprendimu, kuris iš tikrųjų veikė, suveikė ir atnešė puikių rezultatų. Tai daugiau, ką sakai, kad kiekviename pokytyje, kad ir koks jisai būtų, reikia išgirsti abi pusės, ne? Ir paieškoti sprendimų, kad iš tikrųjų gal tai nebūtinai reikia taip aklai eiti tuo keliu, kurį jau čia nusprendėm, bet atrasti tų būdų, tai kaip padaryti, kad tas pokytis būtų priimtinas ir iš tikrųjų neštų vertę, ne? Jeigu yra vietos tam. Kartais vietos nebūna ir kartais tenka atsisveikinti. Turiu kitą pavyzdį, gamybinę įmonę ir žmogų su labai specifinėm žiniom, būtent gamybinės įrangos. Ir vyko pokytis, kultūrinis daugiau ir žmogus visiškai nejudėjo į tą pusę, ar ne.
Ir planas pokyčio buvo su juo atsisveikinti, tik tai buvo daroma labai, labai sąmoningai, tai reiškia ruošiant pamainą, galvojant apie tai, ruošiant naujus žmonės, kurie galėjo uždengti arba bent jau dalinai uždengti jo funkciją vėliau ir buvo atsisveikinta su žmogum. Tai turbūt labai svarbu kontekstas, nėra vieno atsakymo. Aš manau, kad jeigu tai yra masinis pokytis, kuo daugiau išimčių, jeigu jos negali būti legalizuojamos, tuo jūs esat pasmerkti nesėkmę iš karto, nes labai svarbu ta politinė valia. Jeigu yra vietos, mes galim paieškoti variacijų, ypač, žiūrėkit, reikia suprasti teisingai, man atrodo, organizacijos turi vertinti žmonės šiandienai. Ta prasme, atsisveikinimas yra, kai abipusiai, netinka, nematom vienos, realizuotis, viskas yra ok. Bet jeigu mums plius minus yra ok dirbti kartu, žmogus jau dirba kažkurį laiką, tai paieškoti variantų yra svarbu, bet tai neturi būti nuolaidžiavimas. Tai čia mano turbūt tokia gal žinutė vadovam visiems. Jūs negalit nuolaidžiauti. Jūs negalit nuolaidžiauti dėl to, kad nepatogus pokalbis. Jūs negalit nuolaidžiauti dėl to, kad, bet geras žmogus, kuo aš jį pakeisiu, ar ne? Čia turi būti daugiau drąsos. Ir jeigu yra vietos išskirtiniam sprendimam, kitai pozicijai, kažkokiem, ar ne, tai labai gerai, čia yra karjeros roadmapas. Kiekviena organizacija, turi, žiūrėkit, žmonės išauga savo pozicijas. Ir sako, noriu daryti kažką kito. Ir kartais organizacija neturi ką pasiūlyti ir nieko asmeniško, tai tada žmogau eik ieškok savo gyvenimo toliau. O jeigu organizacija gali, jinai ieško, kartais žmogus nori horizontaliai judėti, irgi ieško, nes yra dvi kompetencijos, yra srities kompetencija ir organizacinė kompetencija. Ir organizacijai, manau, labai svarbu yra ta organizacinė kompetencija dažnu atveju, ypač didesnėm organizacijom, nes žmogus jau supranta, kaip čia vyksta reikalai. Kaip sprendimai priimami, kaip čia bendraujam ir taip toliau. Dėl to lengviau galbūt leisti jam mokytis naujoj srity, negu atsisveikinti, nes jūs gausit kitą su neaiškia galbūt srities kompetencija, bet dar ir be organizacinės kompetencijos. Tai atsakau, visada reikia pasverti. Taip. Ką aš gaunu, ką aš prarandu, kokią kainą sumokėsiu, ką aš gausiu, ką aš prarasiu, kokios mano rizikos. Tai tai turbūt taip. Man taip, beklausant, toks iškilo klausimas, kada pokytis organizacijoje, arba kažkokia strateginė iniciatyva, pokytis, kuris yra neišvengiamas ir jau reikia daryti, o kada gal net geriau neliesti ir nedaryti to pokyčio organizacijoje? Užduokit savo klausimą, kiek ilgai mes galime gyventi, taip pat kaip gyvenam dabar. Kokia prognozė, metai, 2, 3, 5, kaip gyvens kiti, ką darys kiti. Kiek nes kontekste reikia vertinti. Aš galiu nesikeisti, bet mano aplinka keisis. Vartotojai, klientai, konkurentai, galbūt reglamentavimas netgi keisis. Aš turiu įsivertinti kontekstą, kas vyksta, kur link juda mano rinka. Ir aš tada užduosiu savo klausimą. Tai kiek laiko aš galiu, kaip dabar yra, ramiai sėdėti ir nieko nedaryti. O jeigu aš galiu ten 2-3 metus, o jeigu aš pradėsiu tik po 2-3 metų, kiek man tai kainuos? Tai šiais laikais, man atrodo, nelabai yra daug vietos. Žinot, kurios organizacijos gali nesikeisti? Tos, kurios nuolat keičiasi. Nes tai yra jų DNR, aš nuolat keičiuosi, darau, strateguoju, judu į priekį. Tai šitos organizacijos gali nieko nekeisti ir daryti taip, kaip darė, nuolat besikeisti. Bet jeigu mes kalbam šiaip, man atrodo, nelabai yra vietos organizacijom nieko nedaryti. Netgi dabar žiūrėkit, AI čia buvo on the high, čia wow, visi nori mokytis ir taip toliau, bet net ir čia vyksta pokyčiai, rinka, nurimsta, atsiranda aiškesnės panaudojimos ir, ta prasme, kaip čia, bręsta po truputį, ar ne? Tai ir jiems reikės keistis tiems, kurie išnaudojo, nes dažnu atveju mes verslą pradedam arba iš idėjos, arba pasigavę kažkokią market opportunity, rinkos galimybę pamatyti. Bet vėliau prasideda tai kiti dalykai. Tu gali padaryti biznį, nežinau, nes bičiulis pasiūlė, buvo kažkas, mes pradėjom, gerai paėjo, bet paskui tu nori, nenori, tu vis tiek turi įeiti ir į organizacijos valdymą, organizacijos vystymo dalį. Ir atsiranda vizija, strategija, tikslai, pokytis, suvokimas, darbas, vadovavimo kultūra, lyderystė, komunikacija. Nes grįžtam į organizacinės temas.
Ne? Nu, ta prasme, kad ir kaip gerai paėjo pradžioj, bet vėliau nenori, biznis turės į tai judėti. Ir tai jau po to, aišku, pasirinkimas, ar aš kažką samdysiu, ar aš auginsiu, ar aš pats darysiu ir mokysiuos. Nu, čia jau sprendimo klausimas, ne, kaip toliau. Verslo vystymas toliau. Bet organizacijos neturi galimybės nesikeisti ir didžioji dalis pokyčių, man atrodo, yra neišvengiami. Tik vienintelė dalis, kokių pokyčių aš nepateisinu, tai pokytis vardan pokyčių. Toksai, ar ne? Vis tiek turi būti kažkokia prasmė. Ar mes matom efektyvumo galimybę, ar mes matom geresnio rytojus, ar kultūrinę. Nesvarbu, kuo jūs tai motyvuosite, ne? Bet tai turi būti kažkaip tikra, ne? O ne dėl to. Nors aš šiaip visada pasakoju daugeliu istorijas, kad būna kartais organizacijos, ypač tokios irgi labai labai brandžios, didelis, jos gyvena, ramiai, joms nereikia, jos iš inercijos, ar ne, juda ir generuoja ir auga ten pagal savo tą ten keletą procentų nuo kelių iki 10% per metus, viskas, ne, ir ten nelabai yra vietos, ne. Ten svarbu išlaikyti arba susiefektyvinti ir taip toliau. Kartais jos daro pokyčius, vardan pokyčių. Tai reiškia tam, kad vanduo neužsistovėtų, tai yra sąmoningas sprendimas, kad atšviežinti dalį žmonių, kad atnešti idėjų, kad, kaip sakant, būtų nors kažkiek to tokio being alerted, ne, tokio trupučiuką, kad, vyksta, ne, ir tai yra visai prasminga, nes tada organizacija užsitikrina, kad jinai visiškai, neužpelkės, nes užpelkėję organizacijos praranda konkurencinį pranašumą. Tiesiog. Tu turi judėti. Arba tu augi, arba tu judini vandenį, arba tu miršti ir užpelkėji. Yra tik tai va taip. Arba vienas, arba kitas. Pokyčiai neišvengiami. O tu daug vedi tų strateginių sesijų su klientais. Ar klientai gali, nežinau, patys pasidaryti strateginės sesijas? Ar reikalingas tas išorinis konsultantas būtinai, kad ateitų ir padėtų tą, nežinau, pastebėti kažkurios dalykus iš šalies? Kaip tu pati manai? Aš manau, kad kiekviena organizacija teoriškai gali darytis visada sesijas pačius. Ta prasme, pasižiūrėkit ten metodus, paprašykit ask Google, ask AI, ask ChatGPT, be problemų. Gausit planą, viską gausit. Gal tik tai pasakysiu taip, išorinis konsultantas ir aš savo tą naudą matau tada, kai reikia įžvalgų, kai reikia padėti susikalibruoti, nes nei vienas neturi kompetencijos moderavimo, o žmonės, mėgsta pašnekėti arba nežino, nuo kurio galo pradėti. Esu turėjus ne vieną sesiją, kur jie jau žino, kur nori eiti, bet jiems reikia, pavyzdžiui, susitarti arba pagryninti dalykus. Ir kaip ir metodus žino, bet va tas išorinis žmogus trupučiuką nuima tokį karštesnės diskusijas nuima, ne? Sukonstruktyvintas procesas yra. Ne? Tai vat, aš sakyčiau tada, kai reikia įžvalgų, kai reikia konstruktyvaus proceso, nes bijo užsivelti, užsikalbėti, kaip pasakyti, nepasiekti konstruktyvaus rezultato. Trečias, kai reikia kartais spręsti, kaip aš sakau, rebusą. Ne? Yra kažkoks labai specifinis kontekstas, kur jie nežino, kaip čia toliau judėti ir kartais reikia pagalbos, paanalizuojant pagalbos tos akies iš šono. Tai iš tos pusės gal daugiausiai. Ir kitas dalykas, kartais tiesiog faina, nes vis tiek kažkas turės prisimti tą moderavimo rolę ir įmonės vadovas, jisai vis tiek kartais nori būti ir dalyvių, nes visus metus tu neši tą vėliavą, tu apie tai kalbi. Ir kai tau reikia dar ir moderuoti, tai gaunasi, kaip eilinis susirinkimas. Ne, tai tokio svorio priduoda, gal sakyčiau. O jeigu moderuoja kažkas iš kolegų, irgi ne visada pavyksta. Nebent, sakau, organizacija turi atkalusi sistemą, frameworką, tą strateginį, kaip jie planuoja, atėjo tikslai, juos nusileido, viskas. Tada būna tokios organizacijos, dažniausiai darosi biški viziją kalibruojasi, apie vertybės pasidaro strateginę, arba apie konkurencinio pranašumo paieškas, nes jeigu taip žiūrėt strategija tai yra apie tai, kaip mes konkuruosime, kas yra mūsų konkurencinis pranašumas. Tai ta dalis, vizija, tikslai, strateginės iniciatyvos, vertybės po to, ar neaišku, misija gali būti, čia žinot, galim iš to padaryti daug, bet aš manau, kad turi būti praktiška tas, kas reikalinga žmonėm ir veikia. Tai vizija tikrai reikalinga, planas reikalingas, pamatavimas reikalingas, iniciatyvos reikalingos, susitarimas reikalingas.
Tai daug reikia. Tai ačiū tau, Gintė, kad tu šiandien buvai su mumis. Pabaigai noriu, nežinau, ką tu nori palinkėti mūsų klausytojams, nes metų pradžia, tikslus išsikėlė visi, tai nežinau, gal turi kokį nors pabaigai palinkėjimą jam. Turiu. Tiesą sakant, turiu. Aš labai linkiu kiekvienam savo rezultatą vertinti kontekste. Lygiai taip pat ir tikslus keltis kontekste. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes galim sakyti, kad nieko gero čia nenuveikiu. Bet jeigu mes pasižiūrim, kokiom aplinkybėm buvo pasiektas rezultatas, kokie išoriniai veiksniai buvo, paaiškėja, kad tai yra fantastinis rezultatas. Objektyviai skaičius gal nedžiugina, bet šiaip turint omeny, kaip, tai yra fantastinis rezultatas. Ta prasme, čia yra, fantastika. Tai aš gal to ir linkiu. Ir lygiai taip pat, kaip jūs planuojat, kai jūs keliatės tikslus, kontekste tą darykim. Nes kartais kontekstas, mūsų vidiniai žmonės, povandeninės srovės, išoriniai veiksniai, jie gali mums neleisti padaryti ambicingiau. Ir būna, tai čia mes nelabai ambicingai. Prisiminkit, kokiomis aplinkybėmis mes planuojame tą padaryti. Va tas yra labai svarbu. Nes tada atsiranda daugiau vertės, daugiau suvokimo, daugiau konstruktyvumo, daugiau motyvacijos ir pasitenkinimo. Tai rezultatai ir tikslai turi būti vertinami ir planuojami kontekste, kokioje aplinkoje aš veikiu, kokiom aplinkybėm aš padariau arba planuoju padaryti. Tai va to ir linkiu. Puikiai. Ačiū tau, Gintė, labai, kad buvai. Šiandien praleidai valandą drauge. Labai įdomiai pasišnekėjom apie tikslus, viziją. Man labai patiko tavo įžvalga, kad tokia mintis, kad vizija turi būti net ir žmogui, žmogus turi turėti viziją. Tai gal šiandien išeinu su šita mintim, kad kokią viziją ašgi vis dėlto nešuosi. Tai tikiuosi, kad buvo ir mūsų klausytojams įdomu ir naudinga. Ir ačiū dar kartą ir pasimatysim kitose laidose. Ačiū, iki visiems. Ačiū, kad buvai kartu su Triple O Consulting ir mano kuriama tinklalaidė Žmogiškai. Mūsų įrašus gali klausyti visose tinklalaidžių platformose. Atmink, žmogiškai ir niekaip kitaip.